Labą dieną. Šios pamokos tema invitation, kvietimas. Tom, I have an idea. Yesterday I met our neighbor Jane. She was very excited and told me that she with her husband had just come back from the trip to Australia. I invited them for a barbecue party on Saturday. It would be very interesting to hear about the trip, impressions and the adventures. Tomai, aš turiu idėją. Vakar sutikau mūsų kaimynę Džeinę. Ji buvo labai susijaudinusi ir pasakė man, kad ką tik su savo vyru grįžo iš kelionės po Australiją. Aš pakviečiau juos kepsnių vakarėlių šeštadienį. Būtų labai įdomu išgirsti apie kelionę, įspūdžius ir jų nuotykius. Maybe it's not a bad idea. We could make a picnic in our garden with steaks, vegetable and fruit salad, some wine. Galbūt tai nėra bloga idėja. Mes galėtume suorganizuoti pikniką mūsų sode su kepsniais, daržovių ir vaisių salotomis, trupučiu vyno. Jane doesn't eat meat. She's a vegetarian, but she likes fish very much, so we could make grilled fish with vegetables for her. Džeinė nevalgo mėsos, ji yra vegetarė, bet jai labai patinka žuvis. Taigi mes galėtume jai iškepti ant grotelių žuvies su daržovėmis. Okay, we should go to the supermarket to buy everything we need for tomorrow's picnic. Gerai, mums reikėtų nuvažiuoti į parduotuvę ir nupirkti visko, ko reikės rytojaus piknikui. I will go to the supermarket and you cut the grass in our garden and prepare the grill. I think it needs to be cleaned. Aš nuvažiuosiu į parduotuvę, o tu nupjauk žolę mūsų sode ir paruošk grilį. Manau, kad jį reikia išvalyti. I'll do it. Don't forget to buy coal or firewood and a bottle of flammable liquid. Aš tai padarysiu. Nepamiršk nupirkti anglies arba malkų ir butelį degaus skysčio. I will. Also, for dessert, I'll take some ice cream and your favorite chocolates. Jane promised to bring her special homemade apple pie. Taip ir padarysiu. Taip pat desertui aš paimsiu truputį ledų ir tavo mėgstamų saldainių. Jane pažadėjo atsinešti savo ypatingą namuose keptą obuolių pyragą. Oh, I love apple pie. O, man patinka jos obuolių pyragas. How many bottles of wine shall I buy? Kiek butelių vyno man nupirkti? I think 2 will be enough. Man atrodo, užteks 2. What meat and fish should I buy and how much? Kokios mėsos ir žuvies man nupirkti ir kiek? Half a kilo of bacon and half a kilo of beef and a few pieces of salmon or trout. Pusę kilogramo kiaulienos ir pusę kilogramo jautienos ir keletą gabaliukų lašišos arba upėtakio. Do we need any drinks? Ar mums reikia gėrimų? You can take some orange or apple juice, mineral water or cola as well. What time did you say the party would begin? Gali paimti truputėlį apelsinų arba obuolių sulčių, mineralinio vandens ar kolos taip pat. Kokiu laiku tu sakei, kad prasidės mūsų vakarėlis? I told her to come round at 6. Aš pasakiau jai užsukti apie 6. That's good, we'll have plenty of time to sit outside and chat about Australia. Let's hurry up or we won't be able to do everything in time. Puiku, mes turėsime pakankamai laiko pasėdėti ir pašnekėti apie Australiją. Paskubėkime, nes nespėsime visko atlikti laiku. Key vocabulary. Adventures. Nuotykiai. Barbecue party. Kepsnių vakarėlis. Beef. Jautiena. Begin. Pradėti. Bottle. Butelis. Bring. Atnešti. Chatter. Plepėti. Chocolate. Saldainis.
clean – valyti. Coal – anglis. Dessert – desertas. Excited – susijaudinęs. Firewood – malkos. Flammable – degus. Grill – grilis. Grilled – keptas grilyje. Hurry – skubėti. Husband – vyras arba sutuoktinis. Impressions – įspūdžiai. Invite – pakviesti. Liquid – skystis. Neighbor – kaimynas. Orange – apelsinas. Outside – lauke. Party – vakarėlis. Picnic – piknikas. Pie – pyragas. Piece – gabalas. Plenty – užtektinai pakankamai. Prepare – paruošti. Promise – pažadėti. Salad – salotos. Come round – užsukti. Salmon – lašiša. Vegetables – daržovės. Vegetarian – vegetaras. Steak – kepsnys. Maybe it's not a bad idea. Galbūt tai nėra bloga idėja. Don't forget to – nepamiršk. Half a kilo of bacon – pusę kilogramo kiaulienos. I told her to come round at 6. Aš pasakiau jai užsukti apie 6. We'll have plenty of time. Turėsim pakankamai laiko. Let's hurry up or we won't be able to do everything in time. Paskubėkime, nes negalėsime visko atlikti laiku.